Yra įvertinę, bet to su vaikais, kai grįžta iš globėjų, visuomet paprastai ir mes bendraujam su vaikais. Bet šitas klausimas mums tikrai irgi rūpi ne mažiau negu visuomenė, nes mes su vaikais dirbam ir tikrai pas mus tokių atvejų nėra. Kaip ir Marius, organizacijos Pagalba ir Viltis vadovė, sužinojusi, kad vaikų namuose mažyliai gali būti pardavinėjami pedofilams, kreipėsi į Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą. Deja, kol kas reakcijos ji sulaukė tokios pačios kaip ir Marius. Tai yra jokios. Šalaševičiūtė pasipasakojo, žodžiu, kad vykdomi tyrimai buvo vaikų namuose Lietuvos ir tai buvo anketiniai duomenys ir kad daug kur pasitvirtino, vaikai reiškia parašė anketose, kad vykdomas smurtas vaikų namuose, vaikų globos namuose. Tada aš paklausiau, kas toliau. Bet jūs, reiškia, vaikai prisipažino, kas buvo toliau. Jinai pasakė ypatingai dėl to klausimo ir vykdėm labai didelį darbą visus metus. Sako, vaikai buvo nukreipti psichologam, vaikų globos namų darbuotojai buvo apmokomi kursai buvo, reiškia, jiems dėl to, kad jie vizualiai pažintų auklėtinį, kad jis yra smurtaujamas, kad nereikėtų daryti atskiro tyrimo. Tada paklausiau, o kas toliau buvo? O toliau, reiškia, nieko ir nebuvo, rezultatų pasiekta nebuvo perduota kompetitingom institucijom. Jinai pasakė, kad mano įgaliojimai yra riboti. Vaikų teisų kontrolierė, žinau, ką jį gali atsakyti. Aš viską taip radau, aš viską surašiau. Aš viską nusinčiau. Ne man baus direktorė, aš konstatavau visus faktus, jinai gali taip atsakyti. Bet žmonės, kontrolierė dirba jau 5 metai, aš kaip suprantu, jos kadencija baigėsi. Kai jie atėjo dirbti ten pirmais metais, ne? Ir jeigu jį pamatė, kad jos darbas iš tikrųjų yra tik tai susirašinėti su kažkokiom įstaigom, konstatuoti, ir jis neveikia. Ir neveikia tai visi jos realus darbas. Tai reikia iš karto eiti tą Seimą, tą Seimo pirmininką, kuris ją paskyrė ir sakyti, mums reikia keisti įstatymus. Ir aš tikiuosi, kad ateis nauja kita kontrolierė ir kas ten ateis, kad iš karto pirmą jos darbas, pirmi ten 3 mėnesiai bus pakeisti įstatymus, kad jie realiai kažką galėtų daryti. Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstatymas numato, kad skundas turi būti ištirtas per 3 mėnesius. Jeigu reikia atlikti papildomų veiksmų tyrimo metu, tada skundo tyrimo termino nėra. Jeigu, sakykime, būtų skundas ir aš nebūčiau reagavusi, nebūčiau nuvykusi 1 kartą, 2 kartą, taip tada būtų galima pasakyti, kad tai yra neleistinas vilkinimas. Prisimenate, Rimantė Šalaševičiūtė įsiplieskus Drąsiaus Kedžio dukrytės prievartavimo skandalui visus tikino nieko negalinti padaryti, tik rašinėti įvairius raštus įvairioms instancijoms. Atrodo, kažkas panašaus rengiamasi daryti ir dabar. Tik šį kartą į prokuratūrą kontrolierė net nesirengia kreiptis. Pati ruošiasi sudaryti specialias anketas. Keistas sutapimas prieš pat akistatos laidą. Buvo apsispręsta dar rugsėjo mėnesį pabaigoje, kad reikėtų atlikti visų, kur yra gauti skundai, visų tų socializacijos centrų, vaikų anketinę apklausą, nurodant eilę klausimų, kad padėti išsiaiškinti situaciją. Ir šiuo metu tai jau anketos yra parengtos, jos yra suderintos ir būtent Vėliučionių socializacijos centras yra pirmasis centras, į kurį planuojama buvo vykti pirmadienį ir antradienį. Jau kai bus laida, jau bus tas procesas įvykęs. Vaikų teisių kontrolierės įstatymas įpareigoja vaikų teisių kontrolierę gavus duomenys apie tokius faktus, apie smurtą prieš vaikus arba kaip pedofilijos atvejai, kreiptis į teisėsaugos institucijas, tai yra į prokuratūrą ir ikiteisminio tyrimo įstaigas ir perduoti šitą medžiagą, kad būtų atliekamas ikiteisminis tyrimas. Ir maža to, jinai privalo tai kontroliuoti, kaip jis vyksta.
tas tyrimas, ar iš viso kokie veiksmai atliekami ar ne. O dangstytis tais anoniminiais tyrimais, tai čia yra tiesiog, sakyčiau, žema. Jeigu nebuvo perduoti šitie duomenys struktūram, kuriom pagal kompetenciją kurias reikėjo informuoti, reiškia, ar tai kompetencijos trūkumas arba nusikaltimų slėpimas. Fizinį smurtą įrodyti, kai yra praėjęs tam tikros laiko tarpas, objektyviai, jeigu kreiptis į teisėsaugos institucijas, tai realiai yra neįmanoma įrodyti. Nes ten, kur yra fizinis smurtas, veiksmai turi būti, informacija turi būti pateikta iš karto ir veiksmai kreiptis į teisėsaugos instituciją, atlikti tyrimą, nustatyti ten pažeidimus ir taip toliau, tai reikia per 2-3 dienas, ne ilgiau. Kągi, ponia Šalaševičiūtė, galime suteikti jums tokią progą. Akistatos apsilankimas Vėliučionių vaikų socializacijos centre sukėlė itin audringą atsakomąją administracijos reakciją. Galbūt jums užteks įgūdžių pastebėti padarinius ir atitinkamai reaguoti. Jeigu iš tikrųjų pasitvirtins jų vaikų kolektyvinėme laiške, kurį jie rašė prieš pusę metų vaikų teisių kontrolierė Rimantei Šalaševičiūtei, tačiau niekas nebuvo padaryta, tas laiškas nebuvo perduotas atitinkamoms institucijoms, kad pradėti tyrimą, tai šiuo metu manyčiau, kad tai turėtų būti padaryta ir tie žmonės patraukti atsakomybėn. Deja, šiandien paskambino man minėtas asmuo ir pranešė, kad po jūsų laidos korespondento apsilankimo minėtose namuose įvyko kai kas tik į pablogėjimo pusę, tai reiškia, vaikai buvo sušaukti, jiems uždrausta aplamai bendrauti su bet kokia žiniasklaidos priemonėm, jie buvo primušti ir vienam iš jų išmuštas dantis. Tai galima įsivaizduoti, kokios tai yra auklėjimo priemonės taikomas. Kad ir kaip baigtųsi vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimas, štai kokia bausmė už vaikų kankinimą laukia Vėliučionių socializacijos centro vadovės. Yra be abejo 2 variantai, arba prašyti sudaryti komisiją steigėjo, tai reiškia Vilniaus apskrities viršininko administracijos, kuri įvertintų visus tuos faktus, kuriuos mes įvardėjom kaip negatyvius ir kurie turėtų būti taisytini, arba kitas variantas prašyti apskrities administracijos viršininko įvertinti administracijos, aišku, direktorės veiksmus ir spręsti, ar, sakykime, greičiausiai tarnybinės drausminės nuobaudos taikymų klausimą. Neįtin griežta bausmė už smurtą prieš vaikus. Tiesa, nenuostabu, kad žmonės tokia padėtis kuo toliau, tuo labiau piktina. Jie nieko realiai nedaro, jie rašo, tik tai rašo, siunčia, kažką rašo, absurdas kažkoks. O jeigu, sakau, jos varžo įstatymai, tai keiskit tos įstatymus. Keiskit tos įstatymus, kad jūs galėtumėte realiai dirbti. Realiai gelbėti tos vaikus, saugoti. Nuo gėjų, nuo smurto, suprantat. Tokių parodijų teatro, žinot, kad aš surašiau, aš atidaviau, man nebeįdomu, žinot, tai kam tie skambus pavadinimai, Lietuvos vaikų teisės apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Kam tie skambus pavadinimai surašėm, nustatėm, ne mes turim baust. Tikrai, gal jų negali to padaryti, bet ji negali tuo savęs pateisinti. Ir tie žmonės, naudodamėsi šitą struktūrą, gauna labai didelės paramas, gauna didžiulės, reiškia, ten neva renovacijai, už tai statosi namus savo, už tai statosi gerbų, niekas tų pinigų realiai nekontroliuoja. Kontrolė yra tik tai žinybinė. Ateina kontrolieriai, su kuriais jie labai gerai sutarė. Tie kontrolieriai visada tie patys. Tų, reiškia, pinigų niekas nekontroliuoja. Per mažai dėmesio skiriama vaikams augantiems šeimose, kur probleminės šeimos, paskubama labai greit atimti iš tėvų. Ir tuos pinigus panaudoti vaikų namų to komplekso interesams, tai reiškia, tiesiog tai yra biznis. Tai yra biznis, tai yra institucija, kuri atgyvenusi, tačiau pinigų surenka
kadangi pagal kiekvieną vaiką seka, sakyčiau, tam tikra suma kaip krepšelis vadinama, tai jie visiškai nesuinteresuoti tos vaikus, reiškia, kad jie būtų auginami šeimose. Todėl, kad sistema yra sovietinė išlikusi, visiškai. Vaikų globos namai tai yra atgyvena, tai yra išlikusi sistema, kuri turi būti sugriauta ir panaikinta, nes reikia Lietuvoje keisti požiūrį į vaikus ir naikinti vaikų namus ir ypatingai tokias specialiasias vaikų auklėjimo įstaigas, kaip o dabar yra, apie ką čia kalbama, Veličionių ir kitos, kur paimamos į tas įstaigas, kaip dabar paaiškėjo, vaikai be teismo sprendimo ir nuo 10 metų. Aš neįsivaizduoju tokios valstybės, kuri nesusitvarko su vaikais nuo 10 metų amžiaus, juos reikia atiduoti tiesioginę prasme į kalėjimą. Beje, pagrindinio šios istorijos herojaus mokytojo Mariaus dukrelė šiandien švenčia 1 metukų gimtadienį. Šis žmogus kaip niekas kitas žino, už ką jis kovoja. Ir ačiū jam. O visi tie, kurie norite kreiptis pagalbos į mūsų žurnalistus ar pranešti jiems kokios nors svarbios informacijos, skambinkite mums telefonu, kurį matote savo ekranų apačioje. Viskas, akistata vėl eteryje lygiai po savaitės, kitą trečiadienį. Gero ir ramaus jums vakaro. Iki.